Sveiki, čia Karolina iš Kemperiai 365 ir parodysiu jums patį mėgstamiausią kemperį Lietuvoje, kuriuo mes parduodam daugiausiai ir kuriuos klientai tikrai vertina, tiek nuomos klientai, tiek klientams, kuriuos aš parduodu. Tai yra Adria Matrix 650 SL ir čia yra trumpesnis 7,29 m ilgio, lyginant su 670 SL jis yra ant 20 cm trumpesnis ir aš jau po truputį jaučiu tendenciją Lietuvoje, kad klientai pradėjo norėti trumpesnių, todėl mes ir Adria pradėjom siūlyti trumpesnius kemperius. Tai apsižiūrim, naujas Fiato Face'as, čia yra full LED žibintai, mes kažkaip irgi klientai labiau šitų žibintų nori, užsakinėjom, jų kaina yra 1200 plus PVM, bet kažkaip klientai vertina. Tada laiptelis, čia papildoma opcija, bet jis tikrai yra patogus lipant į kemperį. Tualetas, šaldytuvas, didelis iš vidaus, labiau parodysiu bagažinę. Tai kur tie 30 cm dingsta? Man atrodo, kokiais 5 cm yra bagažinė trumpesnė, bet tai nėra kritinis skirtumas, dėl kurio jūs jaustumėte diskomfortą. O, podėlius išvačiau. Taip, bagažinės. Kuo Adrijos bagažinės yra tikrai vertos dėmesio, tai pažiūrėkite jų apdirbimus. Ten, kur gali būti daugiausiai pažeidimų, čia yra įdėtas metalas. Pas mus buvo atvažiavę vieni kito brando gamintojų atstovai ir sakė, o, Adrija gerai padarė. Tai jau konkurentai giria. Tada visi kampai irgi uždengti, kad nesugadintų vandens nuo bėgimas. Tada čia speciali vieta, mes labai patogiai laikome kėdės, stalą. Tada šito tvirtinimai, tai jeigu vešit Vespą, dviračius, nežinau, dar kažką. Daug skiriukų mažų, kad bardako nebūtų kemperyje. Čia 220, 12 voltų galėsit paspirtukus kraut. Šildoma bagažinė. Aš žinau, vieni klientai sakė, kad labai gerai šildo, net buvo sunku kumpį iš Ispanijos parvežti. Čia ledų apšvietimas ir vienam ir kitam kampe įsijungia. Tada pažiūrėkim, atsigulkim po kemperiu. Kai rinksitės kemperį, nebijokit atsigult ant žemės ir pažiūrėt, kaip yra apdirbtas dugnas. Niekur nesimato medienos, visur lygus pagrindas. Nėra vietos, kur galėtų drėgmė praeiti. Irgi niekur nesimato laidų. Ką reiškia kokybiškas, geras kemperis. Tada dar čia nuotekų bakas, žiemos paketas. Nuotekų bakas yra izoliuotas ir apšiltintas. Va šitas vamzdis eina tas pats šiltas oras, kuriuo jau šildote kemperį. Dar ko Adrijai ypatinga, tai yra jų kampų apdirbimas. Sakiau 10 kartų, dar kartą pakartosiu. Pigesni ekonominės klasės kemperiai taip neapdirba savo kampų. Ten, kur yra probleminės vietos, gali patekti vanduo, jie tiesiog labai gerai tas vietas izoliuoja. Tada dar vienas dalykas. Adrija sienos yra klijuotos, jos nėra suveržtos medvaržčiais. Tai reiškia, kad tas kemperis bus ilgaamžiškas, jūs 10-15 metų ir dar daugiau galėsit važinėti, kaip kai kurie kemperiai yra tiesiog suvaržyti su medvaržčiais, varžtais. Galinė vaizdo kamera, gražus dizainas, čia 2 dujų balionų laikymo vieta, trumos oro išėjimas, vandenukas 130 litrų. Čia irgi laiptelis. Tada irgi išskirtinumas, kad turi Adrija, nuotekų bakas yra išleidžiamas mygtuku. Važiuojant galite įjungti ir jums nereikia išsitepti rankų, nereikia ten ant žemės krist. Naktinės ir termo užuolaidos, jos ir nuo šviesos, ir nuo šalčio karščio apsaugo. Tada irgi galite pažiūrėti, kaip yra tvarkingai, visur hermetikas išteptas, tikrai preciziškai, tai irgi rodo kokybę. Mes jau žinot, nemažai 5 metus dirbam su Adrija, tuo pačiu juos nuomojam, tai už kokybę tikrai galima atsakyti. Einam į vidų, čia yra 58 cm pločio duris su centriniu užraktu, 2 spinom, kad ten vagis pas jūs nepatektų, bet apie tą labai Nerijus mėgsta pasakoti, aš jums nebepasakosiu, bus proga pažiūrėti Nerijus video. Šiukšlinė. Pažiūrėkit, kaip šiukšlinė yra dangtis apdirbtas, įdėti paminkštinimai, kad jums nebarškėtų. Ir aišku, tą šiukšlinę, jeigu reikia, galite kažkur nusinešti, įsivalyti. Langas, irgi naktinės užuolaidos, tinkleliai nuo nuodų ir ateikit pažiūrėkit į vidų. Tai kaip ir minėjau, tas 30 cm jis po truputį visur, bet aš labiausiai pastebėjau, kad tai yra svetainė. Staliukas yra gal kiek siauresnis, bet keliaujant keturiesi, aš manau, kad tai tikrai
užtektinai. Stalas jisai apsukinėjęs, kaip jums patogu. Tada dar jis ir nusileidžia. Čia teoriškai gali pasidaryti 5 miegama vieta. Kai važiuoja 4, kad būtų patogu, reikia išsimti šitą minkštą dalį ir nuleisti. Ir tada yra pilnos normalios sėdimos vietos. Kaip čia minkšta. Anksčiau, žinau, klientai skųsdavosi, kad tai būdavo sunku išsėdėti ilgesnės distancijas, bet aš jaučiu, kad čia yra padaryta toks išlinkimas būtent šitai nugaros vietai. Tai tikrai, nuoširdžiai gerai. Apšvietimas įsijungia laikymo vietos, jau čia yra nemažai. Tada šitas kemperis yra oficialiai 5-vietis, 5 diržai, 5 miegamos vietos, 1 lova nusileidžia ir čia gali miegoti 2 suaugę žmonės, laiko 200 kg, yra tinkleliai, saugumo, kad neišsiridentume. Tai va, tokia ta lova, tai čia matot yra tinkleliai, kai miegosit, kad susisek, nusileidžia iki pat apačios ir tikrai yra apšvietimas, neklaustrofobiškai erdvėj galėsit miegoti ir mėgautis kelionę. Tada į ką dar noriu atkreipti dėmesį, 2 grindis, tai reiškia vandens bakas jau yra 2 grindyse, reiškia stabilesnį važiavimą. Aišku, šilčiau yra žiemą, nes grindys yra šiltesnės, tada yra lygios, nėra laiptukų, neapsiversit. O čia yra laikymo vieta, tai aš čia dėčiau botus. Apšvietimo reguliavimas, čia nežinau, šlepetė, dar kažkam susidėti. Yra visur daug nišų. Čia visokiam pirštiniam patogu dėtis. Valdymas, triuma, valdymo panelė, tai matot, kiek vandens yra švaraus, nešvaraus, kiek yra akumuliatorius, koks yra šiluma lauko ir išorės. Čia, žinot. Sakyti dar parametrai, 142 litrų šaldytuvas ir 17 litrų šaldymo kamera. Čia dar tikrai didelė laikymo vieta. Virtuvė. Gartraukis, tai irgi ne visi gamintojai deda gartraukius, tai čia yra didelis pliusas, nes netaip garai kaupsis riebalai. Švietimas, čia spintutės, rankšluostukas, čia daug stalčių. Tikrai, nežinau, dar niekas nesiskundė ir aš nesiskundžiau, kad būtų mažai vietos virtuviai. Va taip, 3 degiklių viryklė, ant visų langų yra tinkleliai nuodų ir naktinės užuolaidos, čia jau bazinės. Tada, kas man tikrai patinka, kad tai yra 2 kambarių sistema ir jūs galite truputį pabūti vieni, jeigu jums reikia. Tai va taip užsidaro ir kas garantuoja jums privatumą. Tai dušas, durys tvirtinasi su magnetais, tikrai yra užtektinai vietos, 2 nubėgimai, kad jums nebūtų baseinų. Tada dar matau šildymas, tai žiemą bus smagu šiltam duše praustis. Dar jeigu norit pasidaryti privačią, aš vadinu tai spa zoną, tai užsidaro duris ir užsitraukia širmą. Tai galite tiesiog čia šitoje erdvėje tvarkytis. Man labai svarbi vieta, nes man ten visada reikia daug buteliukų turėti ir man čia užtenka vietos mano buteliukams. Ir dar yra kas patogu, savo kemperius turim inverterį, man reikia plaukų džiovintuvo, tai va čia yra labai patogiai padaryta rozetė. Čia vietos užteks tikrai buteliukams ir čia dar yra irgi laikymo vieta. Patogiai padarytas tikrai ta prausimosi zona. Toliau einam apžiūrinėti. Čia yra laikymo vieta, nežinau, jeigu reikia galima kažkokias lentynėlės padaryti, rūbų kabyklą arba tiesiog taip daiktus. Čia yra jau rūbų kabykla. Čia matau, kemperis turi šildomas grindis ir galima užsisakyti elektrą šildomos. Jeigu keliauji žiemą, tikrai labai malonus dalykas. Ir lova prasiplatina, turi didelę trigulę lovą galę. Tikrai labai tikrai. Kas čia dar? Laikymo vietos. Aš čia mėgstam vandenį susidėti, nešvarius rūbus. Ir čia dar matot irgi 3 spintutės. Man kas labai patinka šviesa. Daug kartų kalbėjau, bet šviesa yra labai faina ir duoda erdvės. Gražios namų jaukumo užuolaidos. Taip, čia matau yra šilumos prapūtimas. Mes turim istoriją, kai vieni klientai su kito brendo kemperiu važiavo į žiemą ir jiem pradėjo sienos šalt, pradėjo toks, nežinau, kaip šerkšniukas dėtis, nes niekur perimetrų nepraėjo šiluma. Tai žodžiu, kai renkatės kemperį, renkitės atsargiai, nes paskui bus šalta miegoti. Tinkleliai. Čia dar galima telefonus susidėti visai patogiai. Ir Adrija, kad mums ir jums būtų gerai miegoti, pradėjo gaminti savo specialius čiužinius, šaltų putų. Yra, ką Adrija daro gerai, už tą galiu garantuoti, tai čia irgi yra jų special čiužiniai, ne kur nors iš Jisko pirkti. Turmano ir vairuotojų vieta. Ką aš pastebėjau, čia yra šilto oro prapūtimas, tai kai jūs keliausit žiemą, kad jums nešaltų petys, nugarai čia eis šiltas oras. Tai čia matau tokią laikymo vietą, techninį skyrių, už ką galit batus susidėti. Tada čia matau yra
termozondas, kemperį žiemai paruošt, tada yra visur perimetrų eina šilto oro papūtimas, tai čia kojos važiuotojams nešals ir čia nešals, žodžiu, kemperį šitam nešals, nes Adria yra populiariausia Skandinavijoje. Tai jeigu jau Skandinavijai perka, reiškia, jie geriausiai susitvarko su šalčiu ir aišku, tai yra gera kaina ir kokybė. Fiatas, naujas Fiatas. Jaučiu iš klientų poreikį turėti didelės medijas, tai užsakinėjau standartinės, čia yra vadinamas launch paketas, kai yra 10 colių medija, automatinė klimato kontrolė, belaidis pakrovimas, netgi yra tractionas, kuris padeda išvažiuoti iš šlapios žolės šito linijų, palaikymas matau. Ir aišku, Fiatas. Elektroninis spidometras, automatinė greičių dėžė. Mes dažniausiai užsakinėjame irgi automatinės greičių dėžės, saugumo paketus, žodžiu, stengiamės, kad klientai patogiai ir saugiai važiuotų. Naktinis užuolaidas, labai didelis stoglangis. Tokie kemperiai, priklausomai aišku nuo komplektacijos, bet prasideda nuo 63 000 plus PVM, bet va tą, ką jūs matot, čia aišku nėra oro kondicionierius, nėra markizas, tai galėtų kainuoti apie 70 plus PVM, galbūt 72 plus PVM. Toks tas nuostabus Adria Matrix. Jeigu turit man klausimų, mums norite išsinuomoti, pirkti, skambinkit, rašykit. Ačiū Jums labai.